Sveiki! Šiandien pasižiūrėsim į Škodos pasiruošimą prieš SVIS Jume Drift festivalį. Tai iš esmės pagrindinis Škodos visas bildinimas vyko maždaug 2 savaitės iki Jumės festivalio. Tai viskas vyko dar Liepos mėnesį, vasarą, kai buvo šilta, faina. Iš esmės tada ruošiamės ir praeiti technikinę, ir dar susidėti turbiną. Tai nieko nelaukiam ir keliaujam pasižiūrėti, kaip mums sekėsi. Dar vienas nedidelis Škodos update'as, tai šiandien krapštaus prie galvos. Čia jau guli išvalyti stumokliai, liko žiedus susimest, indeklus naujus susidėti, sena žiedų ta krūvytė. Gilzės dar reikia prasivalyti, atėjo pirmos 2 tarpinės gilzių naujos, tai per šią savaitę, jeigu spės ateiti kitos 2, kaip ir bus galima pradėti variklius surinkinėti, nes visgi iki Jumės liko tik tai 2 savaitės ir, nežinau, blogiausiu atveju turiu dar senas pasilikęs ir naudosiu jas tiesiog. O su galva tai reikalai paprasti, galva nušlifuota, patikrinta dėl įtrūkimų, kadangi buvo prapūsta galvos tarpinė, tai kartu tiesiog profilaktiškai pasitikrinau visą galvą. Dabar susirinkinėju būtent vožtuvus, spyruoklės ir kaip pavyzdžiui, čia turiu pasidėjęs šviesos truputėlį. Čia būtent šita yra originali Škodos vožtuvo spyruoklė, o čia iš kairės yra Merso, man atrodo, 22 M111 variklio vožtuvų spyruoklė. Tai yra storesnė, turi didesnį suspaudimo jėgą. Ir labai pasisekė, kad Lukas turėjo vietoj spyruoklės, tai pasimatavom. Jos yra beveik identiškos, ta prasme jos kaip nesimato gal tiek, bet jos yra kūgio formos. Ties apačia plačiau, į viršų susiaurėja. Išmatavimai identiški, tas pats kūgelio forma. Tai netgi suharikai tinka originalus nuo Škodos, nereikėjo nieko ieškoti daryti. Tai tiesiog susidėsiu šitos ir gal spėsim iki Jumės ir kažką jau padaryti įdomesnio su tą mašiną. Turim problemą, dar vieną, bet nenorim paleisti stipresnių spyruoklių, kad kai nuspaudžia galinėlis vožtuvus dabar iki galo, tai spyruokliai lieka kažkur 0,2 mm tik tais dar pasispausti. Tai yra negerai, nes tas gali vadinamas būti coil bindingas ir, žodžiu, visos pasaulio problemos. Tai reikia arba spyruoklę giliau įleisti, arba kad vožtuvas išlystų daugiau, arba šitų lėkštučių kažkokių, kad aukščiau spyruoklę laikytų. Žodžiu, mes nieko neturim, mes vienintelį dalyką, ką turim, tai makitą ir panašaus diametro kaip spyruoklį vožtuvo šitą, supranti, galvutę. Tai jau pabandysim pagilinti, žodžiu, spyruoklės tą vistelį ir tikėkimės, kad jinai ten norės atsisėsti. Čia profesionalai dirba. Čia ten kovoti poziciją su gulščiuku iš rankos. Ir ką mes čia turim? Pažiūrėkit, kaip frezavimo stakliais. Mūsų tikslas yra 60,5, tai yra 2 mm giliau. Kodėl tiek patyrė? Ta plokštumą matuoju. 5,9 dabar. Derinu, su biški 0,5 mm nuėmėm. Žiūrim tolygumą mano rankos. Čia šiek tiek daugiau, tai kitą kartą reiks biški žemyn ranką leisti, kad korekciją padaryti, supranti. Apačia tik biški atsilieka. Šiek tiek ledas. Taip, ir kas gavosi? Išsilyginom dar truputėlį kantuką. Special efektai, ką tik buvo į kamerą. Turėtų ir spyruoklę galbūt įsistatyti labai lengvai. Švytė susirinko galva, atgal žiūrėsim dabar rezultatą, kaip pati spyruoklė spaudžias ar padėjo. Kadangi prieš tai visi matėt, kaip buvau. O čia rezultatas. Pirmai net nesimatė, kad spaudžiasi. Lukai, kokią situaciją turim čia? Situation is haltūra time.
Tai čia prichaltūrinta yra tiek, kad neįmanoma jau normaliai padaryti. Tai ką mes darysim? Ogi chaltūra antra dalis. Žodžiu, čia jau kaip matom uždėtas yra neoriginalus įklipsas, nes čia va toks originalusis yra sudilęs ir per jį šitas žiedukas kiaurai tiesiog persimano. Tai jo, o čia yra tam, kad adatėlės tos nepabėgtų. Taip jos turi laikytis ir su to mano įklipsu jau dabar kaip ir viskas čia veikia. Nes prieš tai buvo panašu, kad šitas numestas žemyn ir tada uždėta adatėlė. Šitie kaip ir plius minus gyvi, šitas irgi jau laikysis. Tik čia yra visai matosi galbūt netgi, kad yra išdilę ir nebus taip tos adatėlės labai laimingos čia, bet esmė tame, kad negaunam kol kas pusšio. Yra kažkokia viltis, galbūt pavyks gauti, bet jeigu ne, tai vis tiek reikia, kad važiuotų mašina. Tai pabandysim čia va tam kartui padaryti, kad nevažiuotų ir atvažiuotų renginį. Galim matyti, kad jau susidėjo atgal adatiniai guoliukai. Lukas pasistengė, čia aišku dabar yra tarpukų, nes tos adatėlės buvo lūžusios pusiau, tai čia nieko kito neišgalvosim. Aš jau sulaužiu. Jo, tai čia, žodžiu, tos adatėlės lūžusios, jau tiesiog išskilinėjusios, tai jų net nėra prasmės dėti, kad čia negadintų toliau viso reikalo. Ir čia tas vienas, kuris buvo blogiausias iš esmės, tai užsidėjo tas eklipsas fiksatorius, dabar laikysis vietoj ir nebus taip, kad aš pajudinau ir sugadinau vėl, ką Lukas pataisė. Ne. Tai ką jau turim padarytą smagratį. Šiandien ryte nuvažiavo pas tekintoją, nusišveitė visi tie buvę seni dantukai. Iš esmės vienas dantukas kažkur buvo ir tiesiog tokios ilgos juostos. Ir mums programuojamam kompui reikia, kad jisai matytų poziciją jau normalesnę. Tas pats tekintojas irgi, čia matos gal, susižymėjo vietas atsimatavęs, kad būtų 90 laipsnių kampai tarp visų dantukų. Ir Lukas tada privirino tokius kaip trigerius, pavadinkim. Iš esmės 3 ir 1 nėra, kad galėtų skaičiuotis. Tai tiesiog sukantis variklį, kad kompas matytų paprastas skaičiavimas 1, 2, 3 ir 1 nėra, tai jis pagal tą orientuosis, kurioje vietoje tiesiog yra stūmokliai ir kaip pats variklis dirba. Variklis jau irgi kaip ir renkasi. O štų dangtelį tik liko taip normaliai prisukti, sudėti tarpinės, karterį lygiai taip pat. Ir jau tuoj keliausi mašiną ir gal bus pirmi bandymai užkurt. Bent į frysą dar be nieko, nes trūksta truputėlį dalių. Ir keliausim į technikinę, dar porą darbų pasidarė. Ir ką mes matom? Variklis grįžo iš Škodą, nusidažęs, blizga kaip naujas. Tai jau prisikabinam ant visų variklio pagalvių, pradėsim susirinkinėti. Laidynas irgi laukia, visas krūvoj paruoštas. Prasivesti laidai kompui, kompas viduj. Iš esmės laiko vis tiek nėra daug, liko jau 8 dienos. Iki jų mes kaip ir 9, nuo šiandien dabar filmuojant, bet mums dieną anksčiau reikia būti, tai mums 8. Tai liko dar technikinė, turbina ir krūva dalių. Čia vien galim skaityti, kad yra dar naujos dalys, kurios laukia sudėjimo. Tai rankinio trosai, karterio tarpinė, nes dar vis tiek karteris nusiiminės, tai tiesiog nedėjau, nebuvo principo. Termostatas, purkštukai, filtrai, visa kita. Kartu persidažė visas kūzavas juodai. Aišku, pritripėm, tai pripurvinom, bet žymiai geresnis vaizdas negu buvo. Ir kartu galiu parodyti jau purkštukus. Taigi, kadangi reikėjo našesnių purkštukų, tai pasiskaičiavom, kad reikia bent jau 350 kubų, ta prasme, flow-rate'o, tai purkštukai atėjo nuo Ferrario. Ta prasme, tie patys purkštukai, aišku, bošiniai eina į 6 litrų Ferrari, ten 4.3 Ferraris irgi, Gran Turismo kažkas tokio. Tai žodžiu, kadangi mums tinka jų visi išmatavimai, fiškė ta pati, nereikia nieko daug galvoti, tai susidės jau dabar. Tiesiog suprogramuosim technikinį ant paprasto mapo su jais, kad važiuotų, dirbtų su paprastu varikliu ir turėtų jų užtekti ir turbinai. Ir ką mes turim? Po pirmos 8, matom, 11 Liepos. Tai iš esmės mums šitą mašiną paruošti iki jų mes liko 7 dienos, bet reikaliukai juda. Tai va, sėdim naktį jau, susirinko į siurbimo kolektorius, susidėjo jau Ferrario purkštukai. Persidažėm irgi kuro reilą, į siurbimo kolektorių nuėjai nusidažėm. Dabar kažkaip žiūriu, kad aš pamiršau apie tą gazą sklendant, čia bandžiau valyti, bet žodžiu. Turim labai gražią apačią su baisiu viršum, bet ką jau padarysi. Aišku, čia technikiniai tai dėsis dar plastikai ant viršaus, čia oro kanalai, tai net nesimatys tos sklendės. Tik tiek, kad, turbina, kai užsidės, tai čia vis tiek eis kažkur 9 laipsnių ta silikoninė žarna, tai, matysis. Gal vėliau padarysim, normaliai sutvarkysim. Čia įdėjom, šiaip originaliai šitoj vietoje ant kolektoriaus jau yra MAP sensorius, bet, jis ten mato tiesiog atmosferos slėgį, tai iš esmės
turbininiam bildui jisai nebetinka, tai Lukas davė turėjo kažkokį Volkswageno tiesiog, kuris mato iki 1,5 baro, tai mums jo užteks. Aš turėjau prasigręžti skyles, bet kaip matom nelabai pasisekė. Ten sulaužiau Luko sriegiklį brangų ir dabar teko daryti taip ir čia, žodžiu, negražu, bet tai veik. Tai turbūt kol kas tiek žinių. Jo, pasimatysim dar vėliau prie variklių. Kaip ten sako, darbai vyksta, nieks nepyksta. Tai jo, be 2 minučių 4 vis dar Liepos 11. Nuovargio daug, motyvacijos beveik 0. Žodžiu, sudėjom variklį, viskas kaip ir gerai, kurt nebandėm, matavomės maždaug turbiną kuriais, tai tikriausiai, kad dėsis ten apačioj priekį, nes gale labai nedaug vietos, kur išmetimo kolektorius eina, matosi, tai labai minimaliai tos vietos ją susistalpint, nes dar vis tiek tepalo padavimo vamzduko reikia, tepalo grįžtamo iš turbinos, tiesiog greičiausiai, kad dėsim čia. Buvo minčių iš vis dėti gale po kūzavu, bet labai daug vedžiojimo viso, ir tiesiog papildomas darbas. Kaip ir viskas susižiūrėjom, labai nebedaug ir liko. Iš esmės, kad pasiruošti ją technikiniai, tai reikia pusašius susidėti, čia suportą sutvarkyti, atgal sudėti, persirink gale būgnus, pasikeis trosus. Tai trosai yra, būgnui jie šiaip veikia, stabdo viskas normaliai, tiesiog kad ten išsivalyt, žodžiu, kad nestriktų. Tada laukia 2 tepalo filtrai, vienas praplovimai, kadangi vis tiek antifrizas tepalu buvo persimaišęs, tada antras jau normalus oro filtras, ten programuojamo kompo dalykai, duslintuvo, tos gumelės kabinamosios, kaip ir juda viskas link jau programavimo, link važiavimo į technikinę, bet vis tiek, kiek čia gaunas, liko 7 dienos, kadangi šitas aparatas turės būti dieną prieš jumę jau trasoj, tai iš esmės jo liko savaitė, prasį technikinę, dabaigt tvarkyti, sudėti turbiną, sumapint 2 kartus, viskas susižiūrėti ir viskas gerai ir melstis, kad bent jau jumę atlaikytų, o po to bus galima nebeskubėti. Turbina vietoj, jau miegot noris, intercooleris vietoj, kažką bandom, kažką vis dar bandom įrodyti ir padaryti. Dar įdomus faktas, kad tas pusašis dabar yra, man rodo, šitoj pusėj ir jis iki šiol likęs toks pat pachaltūrintas, sakykim, bet nuo jo jokių problemų nekyla, važiuoja, viskas veikia kuo puikiausiai. Tai kol kas jisai taip ir liks, kažkada pasimsim galbūt naują pusašį, o šios žiemos tikslas tai būtų pasiruošti ateinančiam sezonui, susitvarkyti visas esamas problemas, tai kaip pusašis, turbina irgi pasikelt aukščiau, gal tada išeis ir daugiau būsto atsisukti, iš esmės žiūrėsim dar kaip kas gausis. Taip pat labai būtų smagu šitą dalyką nusivežti ant stendo ir pasižiūrėti, kiek kilovatų mes dabar atsuktume, nes viskas buvo sumapinta gatvėj, tai nežinom tikslių skaičių, žinom tik tiek, kad šitą 335 mes aplenkiam kaip nieko. O jeigu kam nors būtų įdomu, tai Škodos yra dar 2 video nufilmuoti, bet jie į šitą kanalą pas mane nebus jau įkelti, tai pasistengsiu pridėti linkus. Škodos atsiradimo istorija ir turbūt pradžia viso bildo tai būtų Buildmeup kanale, o labiau turbinos dėjimas ir visi techniniai dalykai, tikrai įdomus video yra pas Luką kanale. Tik sakau, pasistengsiu įmesti linkus į video aprašymą, galėsit nueit, pasižiūrėti. Ir manau, kad šiam kartui tiek. Susimatysim kitam Škodos epizode.